Labadiena, su jumis Vitalijus, rendercam.lt ir antroji dalyje modeliuojame kėdę IKEA Poang. Pirmoji dalyje išmokome modeliuoti vieną iš elementų, išmokome įkelt reference image, nuotrauką, ant kurios mes galime baziškai modeliuoti IKEA's tą kėdę. Tai pratęsime toliau tuo pačiu principu. Dabar daug nerodysiu, kaip tai buvo daroma pirmoji pamokoje. Tiesiog modeliuosime antrąją dalį tos kėdės, antrojo atlošo dalį, atsiprašau. Ir toliau tuo pačiu principu tiesiog išlenkinėsime, kaip ir pirmoji dalyje, bandysime išlenkti korpusą. Kaip jau minėjau, pirmoji pamokoje yra skirtumai, jūs paspaudžiate klavišą ar tiesiog laikote klavišą paspaustą ir pratęsite liniją. Tokiu būdu galima išgauti lenktas linijas, Bezier kreivės. Jeigu kažkas tai braižė su iliustratoriumi ar šiaip užsiėmė vektorinę grafiką, tai puikiai mane supranta. Tai yra tokiu pačiu principu braižama. Kaip ir ten. Taip. Viskas. Štai taip mes turime antrą liniją. Truputį galbūt pasikartosiu. Dar kartelį modify skilties. Štai taip. Ir outline. Štai taip mes turime likusias detalės. Ir kaip ir pirmoji pamokoje, vertex abu taškus paversime į, aš jas apžymiau, dešinis klavišas, corner, lygiai taip pat čia, apsižymiau, corner, truputį pataisysiu, abu taškus ir fillet. Taip, lygiai taip pat antroji pusėje fillet. Ir nepamirštame, jeigu išgaubimą truputį mažesnį norite, galime taip padaryti. Taip pat čia. Ir nepamirštame, kad čia galiuke turime po du taškus, tai juos turime sujungti. Wield funkcija. Spūstelėm, čia skaičius turi būti truputį didesnis, atstumas tarp taškų. Lygiai taip pat ir šitoje dalyje wield. Ir extrude. Taip, ir galima vaizdą iš viršaus uždėti detalę į poziciją, paliekant nedidelį sujungimo tarpelį. Štai taip 1 mm. Taip, toliau mūsų laukia štai šitos dalis, skirsiniai elementai, kurie eina štai taip, pagal mūsų reference images čia, atrodo daugiau, štai šitoje konstrukcijai tai yra čia toks elementas ir čia toks pat elementas ir jūs galima lygiai taip pat greitai primodeliuoti. Taip, tai braižysime juos panašiai. Galbūt kažkam tai šiek tiek kitokius būdus dabar parodysiu, negu braižiau prieš tai, tai tiesiog nubraižysiu stačiakampį, irgi maždaug apytiksliai 5 cm. Štai taip. Apsisukim ir extrude. Kol kas čia dydis netiek svarbus, kol kas minus 500 mm paliksime. Galim jį konvertuoti į, kol kas nekonvertuosim. Lygiai taip pat pasižiūrėkim, kurioj vietoj yra mūsų kitas elementas. Štai čia, ties varšteliu, tai galim pasižiūrėti čia. Jeigu trukdo, galite paslėpti dešiniais klavišais, hide selection, štai čia bus
antra mūsų dalis. Tiesiog su shiftu ją kopijuosiu. Shift. Copy. Jeigu norit lygiai 90 laipsnių paversti, tai angle snap padėtų šiuo atveju. Ir štai čia. Puiku. Judame toliau, čia kito pačiu principu. Sumodeliavau atlošo konstrukciją, štai šitas 4 lentutes, čia lygiai tas pats extrude line su skerspjūviu ir šiuo metu kaip ir uždėkime paskutinius mūsų galutinius štrichus ir užbaigime kitą mūsų pusę kėdės. Kaip mes matėme, liko dar keletą detalių. Štai šitos galinės detalės, kurios yra laiko mūsų atlošą, jos yra štai šiek tiek išlenktos. Ir tą efektą mes galim nesudėtingai išgauti. Čia mes kol kas dirbame visą laiką su spline ir extrude, bet šiuo atveju mums reikėtų visus šitos elementus jau šiuo metu paimti ir sukonvertuoti, dešiniais klavišais konvertuoti į poligoną. Tai aš viską apsižymėjau, dešiniais klavišais, convert to, editable poly. Štai taip. Ir kad galėčiau padaryti nedidelį išlinkimą štai šitoje vietoje, aš padidinsiu segmentų kiekį per visą ilgį, štai pat kaip čia matote, čia yra segmentų daugiau, tai daiktas šiuo metu yra sukonvertuotas į poligoną, aš paimsiu Edge Selection Mode, apsižymėsiu visas 4 kraštinės ir pasinaudosiu įrankių Connect Settings ir 12 vienetų visų ilgių. Štai taip. 12 čia. Ir kai mes turime daugiau vienetų, per kuriuos galima jau išlenkti kūną, mes galime pasinaudoti neblogų modifaierių, kuris yra FFD 3x3x3. Tai ant šito poligono uždėkime modifierį FFD. Nepamirškim išjungti Selection Mode, nes FFD modifieris užsideda tiesiai ant pažymėtų poligonų. Štai čia mes jį turime ir tam, kad pasiekti štai šitos taškus, to modifierio, pagal kuriuos mes galime modifikuoti objektus, mes tiesiog turim išskleisti ir paspausti Control Points. Tai šiuo momentu aš selektinu jau mūsų FFD modifierio taškus. Ir štai taip nedidelio išlinkimu galiu atlenkti truputį atlošą. Čia irgi reikia nepersistengti šiek tiek. Štai taip. Lygiai ta pati operacija laukia mūsų visais likusiais atvejais. Aš galiu jas iš karto sujungti. Nejunkim jau, štai taip. Connect. Atsiprašau. Taip, connect. Patvirtiname. Čia lygiai tas pats. Connect. 12. Ir čia lygiai tas pats. Connect. 12. Ok. O FFD modifierį, kad išlinkimas būtų panašus, mes tiesiog galime kopijuoti. Jūs tiesiog jį galite iš pirmo mūsų varianto traukti ir uždėti ant kito kūno ir taip toliau. Šitą pasižiūrėti. Nu ir baiginėjant detalės, mums dar trūksta varžtų ir trūksta suapvalinti gražiai visus mūsų atskirų elementų kampukus. Tai tam man bus patogiau dirbti su kiekvienu elementu atskirai ir aš darysiu izoliaciją, Alt-Q, PSD iš viršaus. Tam, kad nuimti vadinamą faskę, man tiesiog reikia suselektinti štai šitos kraštinės briaunas, visas šitos edge, nuo pat pradžios iki pat galo. Man labai padėtų daryti window. Iš viršaus aš selektinu, štai taip, matot. Pasižymė visą tą kraštinę. Ir šemfą. Galiu iš karto iš abiejų pusių daryti. Vieną ir kitą pusę. Šemfą norėčiau kelių briaunų. 1, 2, 3 ir pasididinsiu truputį išmatavimus. Sužiūrėsiu jautriausią vietą.
Štai taip. Kaip jūs matot, gražiai pavyko. Išeinu iš izoliacijos režimo, and isolate, dešinys klavišas bet kur, and isolate, ir pakartosiu tą patį su šitų pagrindinių elementų. Iš vienos pusės, iš kitos pusės, štai taip, pasižiūrėkit vėl. Šitą visą briauną ir tą visą briauną pasižymėta yra, ir vėl šamfa. 3. Pusantro milimetro. Taip, and isolate. Likusios dėžutės liko. Čia jau galima apselektinti, pabandyti visąją. Ctrl A. Ir šamfa. Šiuo atveju aš galėčiau ir nufalinti štai šitą kampą. Vėl 3. Ir gal čia pusantro šiuo atveju per daug. 1. Šitas elementas likus. Vėl Ctrl A, kad visus poligonus pažymėčiau. Šamfa. 3. Veikim, ar viskas gerai vyksta. Panašu, kad taip, ok. Ir mūsų atlošo elementai. Ta pati operacija. Pabandykime su loop. Štai taip galim. Pasižymėkim 4 briaunas čia. Spauskime loop. Ir 4 čia. Ir čia. Ir šamfa. Taip, ir važiuojame toliau lygiai tą patį operaciją. Pasižymiu viską štai taip. Loop. Ir nepamirštu šitus briaunus. Ir šamfa. Nusižymėjau. Jeigu nusižymėjot nieko tokio, tiesiog Ctrl Z. Vėl tą patį pusę. Loop. Kraštinė. Šamfa. 3. Ir taip toliau. Pabandykime apsižymėti loop. Ir šamfa. Štai taip, visos detalės pabaigtos, sujunkim jas į krūvą. Pradėsiu nuo bet kurios detalės, viską tiesiog sudėsiu į vieną daiktą, štai taip. Štai mano pusė frame yra pabaigta, dabar mums tik beliko uždėti modifierį symmetry. Ant mūsų parašto objektų uždėkime modifierį symmetry. Kur mes jį turim symmetry? Taip, pagal Z ašį. Jo, pagal Z ašį ir išskleiskim, kad prieitume mūsų objektų. Pažiūrėsim, mes atsimenam, kad kėdė yra 60 cm. Tai ištrauksim. Palikim kol kas taip. Reikia athaidinti kubą, kuris buvo prieš tai pas mus sukurtas. Tai unhide all. Štai taip atsimenat mūsų kubikas. Taip, šitos linijos mums kol kas nereikia. Pristumsiu mūsų kubą. Ir pagal jį modifieris symmetry, mirror. Ir aš galiu atitaikyti visą mūsų kėdės plotį. Štai taip. Viskas kubikų kaip ir nereikia. Štai čia visas paruoštas frame'as.
beliko uždėti tik varžtelius ir pakloto čia, galim kol kas pradžioje jo nedėti ir tai ir bus pabaigtas mūsų frame'as. Pabaigai galime, kad nerodyti štai tų juodų linijų, visą dar kartelį sukonvertuoti į editable poly, pasirinkti polygon, pasižymėti Ctrl-A, viską pasižymėti kartu, nueiti žemyn, clear, moving groups ir auto smooth. Štai taip, dar kartelį susitvarkys viską. Puiku, paskutinį daly pasižiūrėsim, kaip modeliuojasi minkštosios kėdės dalis. Tai yra šita ir šitas atlošas visas minkštas ir pamodeliuosime varžtelius. Pasižiūrėsim, gal dar kažkur tai rasim. Ir galėsim parodyti, kaip tekstūruoti visą tą objektą, priskirti jam medžiagas ir galbūt net parenderinti.